Sveiki, šiandien laida vėl Monikos Apeilis ir tema būtų viešasis transportas. Va, mes kaip tik ir laukiam savo troleibuso, jau spėjom sušalt. Nežinau, kas jau bus žiemą, bet, nu, laukiam, toj lipsim. Trulikas? Žmonėm jau parkti darysim. Viešam transporte man labiausiai nepatinka, kad anksčiau talonėlis kainavo berods 40 centų, jo, 80 centų suaugusiam žmogui, dabar kainuoja 3,50. Į vienai dienai reikia 7 litų, kad kažkur nuvažiuoti, o jeigu dar persimti, tai iš vis 14. Aš manau, Vilniaus viešasis transportas nėra itin geras, nes ir jis dažnai vėluoja, jis labai dažnai būna netvarkingas. Šiaip sausakimša būna, neapskaičiuoja žmonių normų, įlipo belinkiek ir būna kaip paštetas toksai, o jeigu vasara, tai iš viso kaip pirtis. Dažniausiai sėdžia gale, nes gale sėdi kiečiausia, nes galima daryti bet ką, nes nemato autobusų vairuotojai. Tai aišku, kartais būna užkalbina žmogus, kuris visai tau nepatinka. Ir turi vis tiek su juo kalbėti, nes kažkaip nemalonu būtų pasakyti, gal gali atsisėsti kur nors toliau. Eik tu savo, aš visą laiką turiu įprotį plėšyti kažką ir aš suplėšiu savo talonėlį. Bent jau, kai aš būdavau maža ir bandydavau važiuoti kažkokiu zuikiai išleisdama pinigus ten kitom reikmėm, tai baudas būdavo daug mažesnis. Bet nors įsivaizduoju, buvo bairis vieną kartą, kad aš važiuoju troleibusu ir kažkokias dvi kompanijos susiplėskė, ten vieni vyresni marozai ir jaunesni marozai, ten kažkas ten prašė kažką rūkyti ir peilį įsitraukė. Įsivaizduoju? O kaip man iki Savanorių prospekto davažiuoti? Tenai centras. Jo. Visada reikia gražiai atrodyti. Nes ar troleibuse ir... Laisvė! Na, tai ką, klausimukai? Anyža klausė, ar vaikinai dažnai viešajame transporte bando tave atkreipti dėmesį? Na, tiesą sakant, neretai. Būna neretai. Tai vat, ir iš tikrųjų kartais būna, kad tu tiesiog ramiai važiuoji namo ir tave kažkas užkalbina ir tu nenori su nieko kalbėti, bet, dėja būni mandagus ir bendrauji. Diana klausė, Monika, ar dažnai važinėjai viešuoju transportu? O gal mėgsti dviratį ar vaikščioti pėsčiomis? Tiesą sakant, mėgstu labiau bėgioti, jeigu vasara, tai iš tikrųjų bėgioju iki darbo ir iš darbo. O šiaip viešojo transportu per savaitę kelis kartus tikrai pasinaudoju ir nematau tame nieko blogo, gal esu jauna. Šiandien būtų tiek, iš tikrųjų išvada tokia, kad viešasis transportas kartais mane slegia, bet atsitinka jose įdomių dalykų ir galime žaisti pletkų. Tokia ir tema būtų kitoj laidoje.